pažiūrėti. Aš nežinau, kiek čia naudos tam yra. Čia toks labiau for fun, kaip aš balsuočiau, nežinau, nei ten jūs pažiūrų, nei ką, bet realiai aš iš karto atmetu keletą partijų. Pavyzdžiui, Lietuvos krikščioniškos demokratijos partija, Nemuno aušra, Papirtienė. Aš už jos gyvenime nebalsuočiau, čia tiesiog apgailėtina. Regionų partija, čia Veryga, taip? A, ne, čia Pinskus, ne. Veryga valstiečiai, žalieji. Jo, aha, gerai. Tai, pavyzdžiui, regionų partija, valstiečiai, žalieji. Man net ne variantas, tai yra taip toli nuo mano pažiūrų, tai kad aš jos iš karto atmetu daug lengviau. Tada Tautos teisingumo. Antrieji prorusiški po Vaitkaus iš karto atkrenta. Ir tada žiūrim, kas lieka, ble. Laisvės partija, liberalų, žalių ir konservai. Net vardan Lietuvos čia nėra. Ir socdemų čia nėra? Kas čia per? Čia per apygardą? Čia per apygardą? Kodėl šitoj apygardoj nėra socdemo? Aš galvoju, jie visur yra. Oho. Ok, nu tada žiūrim. Gerai, Laisvės partija. Tikuišienė. Aha. Jinai... Kaip jin galėjo šitą klausimą sufeilinti? Dėl klimato kaitos. Kaip jin galėjo sufeilinti šitą klausimą? Aš paskaitysiu klausimą, jeigu ką. Ar pritarėte, kad yra praktiškai vienareikšmiškas mokslininkų konsensusas, kad Žemė šyla ir kad čia atšilimą daugiausiai sukelia žmogaus veikla? Ir tada mes pasižiūrim, jinai, nepritarė. Ar ji nesuprato, kas parašyta, ji nesuprato, ar... Kai LGBT tam balsuotų taip, čia ne, okei, čia tvarkoji Haris, bet šitas klausimas? Klaustukas. Tada... Ar aš sapnuoju? Gerai. Tai yra kandidatė liberalų sąjūdžio. Bubnenė. Bub. Tada žaliųjų partija turi Brikmanis. Brik. Bub ir Brik. What the fuck? Yes, okay. Jinai klausimus beveik jokius neatsakė. Neatsakė, jinai normaliai dar keletą atsakė. Kaip atsakė, nesu buvus Seime, norėčiau, kad žmonės atgautų pasitikėjimą politikais, kad pagerėtų emocinė psichologinė visuomenės būsena, mažėtų susiskaldimas, norėčiau, kad mažėtų bedarbių, didėtų gimstamumas, spręstųsi smurto artimoje aplinkoje, priklausomybių problemos, tose temose planuoju dirbti. Okay. Tada Brikmanas neatsakė į nieką. Oi, blet, kaip išsigandau. Iš karto alertus, kad man būtų... Dėkui šiam penktą, tada sekančią. Gerai. Nu, ir Anušauskas eigės. Žiūrėkit. Laisvės partijos man šičia yra biški keista dėl šito atsakymo klimato kaitos tiesiog. Liberalų sąjūdis Bubnienė, aš apie visiškai nieko nežinau. Čia keletas atsakyta. Tiesiog nieko nežinau, bet, žaliųjų partijai jokį klausimą atsakė, nieko nežinau. Anušauską žinau. Anušauskas gal nėra tobulas politikas. Bet už partnerystę balsavo. Seimo salėje visą laiką pasireiškia, kai tik kažkoks prorusiškas veikėjas pradeda kalbėti. Ir honestly, konservatorių mums, man atrodo, reiktų kuo daugiau. Šitoj partijai, šitoj vienmandatėje, jeigu aš būčiau, aš jau iš konservatorių balsuočiau. Anušauskas, mes gal galim kaltinti, kad jis ten per lėtas buvo kariuomeniai, toj krašto apsaugos, kai dirbo. Bet
aš susidariau tokį vėliau įspūdį, žiūrint, ką Seime kalba ir panašiai, balsuoja praškai visą laiką teisingai, nu, iš tų, kur aš žiūrėjau, žinai, tų kelių temų, pasisako visą laiką prieš Rusiją ir jis čia man yra žinomas ir greičiausiai iš čia turėtų praeiti be didesnių problemų, jo aš tiesiog čia jaučiu iš konservatorių balsuočiau. Ir jeigu ten Laisvės partija ar kažkas būtų biškai žinomesnė, aš gal tada ir balsuočiau, bet čia 8-7 numeris, kur klausimas sufeilina dėl klimato kaitos. Ta prasme, what the fuck? Jo, jeigu šito iš tikrųjų aš balsuočiau šitą. Gerai. Šiam 5 tada, davai pažiūrim šiam 5. Kurį čia Raudondvario? Ok, nu, Nemuno aušra. Atmetam. Makarevičius darbo partija. Atmetam. Regionų partija Vita Ravinė. Nes Ravi regionuose, bet ne, regionų partija dėja ne man. Valstiečių žaliųjų, vėlgi. Not for me, Rimas Vytautas. Turčinskas žalieji ir Tautos teisingumo Urbietis. Kur aš girdėjau Urbietį? Pavardį girdėta. Gerai, atmetam šitus. Gerai, pažiūrim. Nieks neatsakė klausimus praktiškai. Va, vienintelė vardan Lietuvos Jūratė Jakubauskienė. Neneigia klimato kaitos, o jin progresyvi dar. Ok. Čia vieni tos pažiūrės būtų variantas vienas, tik tais vat, klausimas daugiau ten. Andrius Kupčinskas tada konservų. Šitą žinau, jis paskutiniu metu biškai daugiau šneka. Seimo salė biškai daugiau šneka. Ar čia buvo Kauno meras beje? Aš tą galvoju, ta pavardėjo. Ne, jis buvo... Jo, jis meras buvo. Jo, ok. Jo, aš galvoju, ar maišau ar ne. Ne, nu, žiūrėkit, seniukai. Ne, šitas konservatorius ne. Kaip jis balsavo šitame baidvai čia? Buvo jis? Balsavo už partnerystę, bet žinokit, ne. Socdemė, Liberalų sąjūdis, Lietuvos žaliųjų. Gerai, Turčinskas. Ble, gaila, jei klausimus neatsako. 24 sąraše, bet nieko nežinau apie jį. Pranckietis, Liberalų sąjūdis. Nu, aš jo pavardę žinau, bet nieko negaliu pasakyti. Raudondvario buvo koks debatas ar kažkas įdomu? Ar čia, jeigu socdemas prieš konservatorių kariauja, gali būti problema. Raudondvario vienmandatė buvo viena. Pažiūrim. Reikia, kad užkrautų biški. Šiaip blemba nemažai iš mano pažįstamų žaliosius balsavo, kas biškai man keista gal yra, bet gal jau 5 žmonės parašė. Kurie čia žmonės porą minučių pasižiūrim, nes visiškai nėra apie juos. Sveiki, čia Raudondvario vienmandatės rinkimų apygardos numeris 65 kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai šioje laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę bei idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Pristatau debatų taisyklės. Kandidatai į klausimus atsakinės abėcėlės tvarka, pirmyn ir atgal, atsakymų skiriama 1 minutė. Kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovaujamas partijas, paminėtisiems kandidatams suteikiama 1 replikos teisė, kurios trukmė yra pusė minutės. Taigi, kas šiandieną dalyvauja, atvyko ir netvyko? Kas kandidatuoja šioje apygardoje. Politinė partija Nemuno aušra, kandidatė Dalia Gragulskytė pas mus atvyko, sveiki. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatė Jūratė Jakubauskienė, sveiki. Šitą vardan Lietuvos tą Jakubauskienė. Aha, tą, kur pažymėjau, kad... Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Andrius Kupčinskas, sveiki. Darbo partijos kandidatas Antanas Makarevičius neatvyko. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė Raminta Popovienė atvyko. Sveiki. Liberalų sąjūdžio kandidatas Viktoras Pranckietis pas mus yra, sveiki. Taip pat dar kandidatuoja, bet neatvyko. Lietuvos regionų partijos kandidatė Vita Ravinė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatas Vytautas Rimas, Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas Donatas Turčinskas ir Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų kandidatas Audrius Urbietis. Jų nėra, bet jie kandidatuoja. Taigi, pradžioje jūsų... O nes jeigu į debatą netvyko žaliųjų, ten 28 ar 4, nu, oi, aš norėjau raudonai pažymėti.
tipo, netvyko į debatą, klausimus joks neatsako. Nu, aš nežinau, kas toks yra. Aš už jį ir nebalsuočiau. Tai realiai čia rinkčiaus tarp šitų, socdemai dabar aš tiesiog nebalsuočiau, nes socdemai aš noriu, kad jie kuo mažiau gautų. Tai arba Pranckietis, arba Jakubauskienė čia liktų ir honestly. Prisistatymai, labai raginu šiek tiek papasakoti apie, kaip pasakyti, į Seimą. Tada už liberalus turbūt balsuočiau, bet vien dėl partijos galbūt, nes, bet sunku kaip Pranckietis šitam balsavo? Negerai. Bet tas, kur susilaikė honestly, iš šitos pirmos akimirkos, tada už šitą balsuočiau vardan Lietuvos ir tiek. Be sunkiai čia kitaip. Čia labai sunkiai, jokios informacijos aš negaliu tiesiog mano vienmandatė būtų ir bent debatus pažiūrėčiau kažką, ką šneka, bet čia literaliai niekas neatsakė jokius klausimus tame, tai man per 10 minučių čia greitai pažiūrėti, tai bent jau jinai atsakė progresyvesnį klimato neneigė. Tai I guess, vardan Lietuvos nėra pati šudiniausia partija, tai, bet I don't know, čia toks sudėtingesnis, nežinau. Nu, geriau už mano iš tikro vienmandatę, mano tai actually nežinau, už ką balsuosiu. Gerai. Kurią norėjot, ten man rašėt iš karto. Ai, 23 matau, davai, žiūrim 23, kad jau matau. Ai, ne, aš dar nežiūriu 23, nes jūs man palinkinot, kurią? Šitą, Aušros. Taip, Aušros, pažiūrėjom, kelintą, čia yra 27, va. Man Skvernelis nėra kažkoks baubas, man honestly irgi nėra, aš nežinau, tipo, tiek, kiek dabar aš jį matau, tipo, nu, aš už jos nebalsuoju, bet, tipo, nei blogiausias, nei geriausias, ten tiesiog jis yra. Ir Jakilaitė realiai pašnekėjo, kad, nu, bent jau kompetencijų tikrai turi ir gaudos. Ten, aš kaip suprantu, jį kaltina, kad jis ten ar pozicijos konkrečios neturi, ar panašiai, maybe, bet geriau jau taip, negu prorusiškų būti, žinai, iš karto, geriau negu vaitkai visokie. Jakilaitis jam paklausė klausimą, actually atsakė klausimus, tipo, ar ten kalba su konservais eitų koalicija. Ne, tu, tipo, įvardina kitus, tipo, preferably, bet visi tą daro. Nu, tai, tipo, toks, nežinau, nėra pats blogiausias, man atrodo, variantas ten, ypač jeigu, vat, vienmandatėj vienintelė kandidatė, kuri baverinos atsakymus atsakyti, tipo, nu, aš nežinau, nu, tipo, fine. Na, aišku, ten greičiausiai nelaimės socdemas ir konservatorius, greičiausiai kapos, aš nežinau ten kaip ta apygarda, gal reikėjo pažiūrėti anksčiau, kokie buvo. Tikrai 27, ne 27 Aušros. Ne, Aušros jo. Aš tą noriu pažiūrėti dabar biškai. Taip, tai čia man palinkinot. Tuoj ir tada numetėt čia klausimą šitą galima. Lietuva turėtų kuo greičiau. A ne, čia Šilainių. Wait. Ai, man ir Šilainių ir Aušros numetė, jo. Tai prašyčiau pakelti. Ok, tai pirmą pažiūrėsiu Aušros, tada Šilainių, jo. Gerai, Aušros. Čia yra Aušra. Kamala palaiko ne Trumpą ir nėra kažkoks radikalas. Tai va, aš dar sakau, kad, tipo, čia kai renkamės Lietuvoje, man atrodo, kokioj vyriausybė bebūtų Skvernelis, jie iš viso gali būti tokie kaip anti-kingmakeriai, jeigu, pavyzdžiui, Laisvės partija ir skvernelistai, žinai, patenka, nu, pakankamai turi. Jie gal ir gali būti klijai biškai, kur ten nėra radikalai, kur aš nežinau, kaip tai, nu, tipo, aš spėjau, kad jie praeis į Seimą, tai bus matyti, kaip bus, bet gerai. Gedvilas, Jezu, psichas, tai jis iš karto out. Socdemų. Laisvės partija, Žemaičių partija, Mikalauskas, ne. Čia mes žiūrim dabar Aušros, jo. Vardan Lietuvos, nacionalinio susivienimo, Rudoka. Nope. Laisvė ir teisingumas. Čia yra Zuokas, jo. Laisvė ir teisingumas Zuoko. Jo. Tumėnas, Stasys. Saulius tai yra, pala. Nes Stasys Tumėnas yra? Jo, Stasys Tumėnas yra. Čia jie related ar? I don't know.
Bet valstiečiai ir žalieji atkrentam. Ok. Nu, pavardės negirdėtos, gerai, socdemė. Į klausimus neatsakė ir yra socdemė 34 sąrašas numeriai. Atmetimo būdu aš tiesiog pravalinu ją. Tada Medžiovas Laisvės partija, 18 narys. Netaip toli sąraše. Ar šitas Excelis viešai prieinamas? Taip, kur linką buvot numetę? Va. Jei ką ant ekrano dabar uždėjau, reikia visą laiką laikyti. Karalius GG, politika tas. Taip, tai Laisvės partija, I guess, klausimai, nesu Seimo narys. Mano siekis perkelti sovietinių karių palaidojimus iš Šiaulių miesto centro pasiekė Seimą ir sulaukė palaikymo. Palaidojimus, kurie propaguoja sovietinę ideologiją, bus galima išbraukti iš kultūros paveldo objektų sąrašo ir perlaidoti, ko nebuvo galima padaryti anksčiau. O, jis nėra Seimo narys, bet actually kažkokį pasiūlymą teikia. Okay. Klimato kaitos neneigia, progresyvus. Kamala Harris jis parašė su C raide. Nu, gerai. Tada vardan Lietuvos Fausta Roznytė, 14 numeris, bet jokį klausimą visiškai neatsakė. Tai šitoje vietoje aš, pažiūrėjau, tiesiog demokratų tai nerinkčiau, jeigu tu neatsakai jokį klausimą. Nu, tipo, man, pažiūrėjau, honestly, čia yra vienas labai svarbių dalykų. Ypač, kai vieną debatą turi ir tu nesi ten, nu, gerai žinomas. Tu privalai į tai žiūrėti rimtai, tu privalai atsakyti kiekvieną klausimą, tu privalai kiekvienam debate, kuris tavo available dalyvauti, mėnesį trunka rinkiminė kampanija ir tu to negali padaryti, nu, sorry, tada negausi mano balsą, nu, tipo, what the fuck. Bet jinai vienmandatininkė, gal jinai ten, žinai, visus pažįsta, gal realiai visus pažįsta, nu, bet tada manęs nepažįsta, jeigu nu aš tai vienmandačiai, žinai, gyvenčiau. O, reiškia, nepeliuoji tos, kurie tik internetu pažiūrė atsakymus. Nu, žodžiu, aš iškart tiesiog išbraukčiau tokį dalyką. Gerai, tai liberalų sąjūdis, klimato kaita taip, ne, legalizacija, ne, liberali, bet ok, Simonavičiūtė, 19 numeris. Tipo, fine, paliekam kaip kandidatę. Konservai, vėlgi. Šiam 7 Šiurkus į jokį klausimą neatsakė. Buvo Žaliųjų partija, Zapalskis Rokas, 40 numeris. Nu, į keletą klausimų atsakė, bet nežinau. Nu ir, čia iš tikrųjų pasirinkimas yra, gerai, Aušros. Kas priklauso partijai. O Jėzu, koks garsas. Roma Janušoninė, Lietuvos socialdemokratų partija. Aš negalėsiu tiek žiūrėti. Gedvilas, čia bus koks nors vienas klausimas, su Žalia Maika jis kur nors paklausė kažkokį atskirą klausimą. Kur vedėjas šnekėjo čia? Mano replika turi kitokį veiklą. Konkrečiai, ar jūs pritartume tai, kad daugiau uždirbantis turėtų mokėti daugiau? Principinė pozicija. Tai taip ir yra dabar. Daugiau uždirbantis moka daugiau, bet jeigu tu turi kitokį veiklos formą, tai tu mokėsi daug mažiau mokesčių negu tas, kuris dirba, pavyzdžiui, pagal darbo sutartį. Gerai, ačiū, ponas Stasys. Mano replika kolegoms, čia pastebėjau, kad kažkaip prisibijo to žodžio referendumas. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kuriai aš atstovauju, visada sako, kad reikia tartis su tauta, reikia tartis su gyventojais. Ir aš studijavęs Šveicarijos referendumų tą rengimo mechanizmą. Bet, ponas Stasys, mes dabar apie mokesčius. Ne, čia buvo apie referendumą pasakyta, susiję dalykai. Tai nereikia bijoti referendumų. Šveicarijoje kartais per mėnesį 2 referendumai būna ir jie tik padeda. O apie mokesčius taip, aš esu už progresinius mokesčius. Gerai, ačiū. Okay. Beje, su atsakymais, ne ištisai čia, bet aš prieš 2 dienas, atrodo, paskutinį kartą sinkinau, nes aš galiu eksportinti savo klausimus užduotus, tada žmonėm rašau, kurie kitus yra uždavę, kad jie man atsiųstų tipo eksportą. Tai čia jo prieš 2 dienas, man atrodo, paskutinį kartą. Ar ne vakar? Ar užvakar? Užvakar arba vakar paskutinį kartą susinkinau. Tai, I guess, jeigu jau rinkimus prasidedant, tu eini balsuoti, tai pavėlavai, nes čia tiesiog neįmanoma, kad taip dabar būtų. Jo, mėginau, tipo... Ai, tai jo, tai aš nežinau, čia yra jų daug ir aš nežinau, kaip čia reiktų išsirinkti.
Nes jie visi nėra gerai žinomi, čia tame problema. Pažiūrim Aušros vienmandatį, kas praeitą kartą buvo, oi, ne. 20 metais rezultatai vienmandatį Aušros. Stasys Tumėnas ir Martynas Šiurkus. Valstiečių žaliųjų ir Tėvynės sąjunga, ne? Tai Tumėnas ir tada Šiurkus, jo. Varžėsi dėl va. Tai jie pateko į antrą turą. Dabar kas antram turė buvo, pasižiūrim dar. 15 Aušros ir tada Tumėnas laimėjo. Ir gan užtikrintai laimėjo. Štuka 400 kiek čia balsų. Nu, tipo, iš išskaičiavimo galima vienu iš konservatorių balsuoti, I guess. Šiurkus. Jis dabar yra Seime? Negirdėjau, pala. Jo dabar nėra, tai balsavimo to neaišku. Ir klausimus neatsakė. Nu, va čia yra va dilema, ne? Nes jau geriau konservatorius laimėti negu Valstiečių žaliųjų sąjungos Tumėnas, I guess. Palauk, kaip Tumėnas balsavo, šiaip gal tas Tumėnas? Ne, jis nebalsavo jo. Nu, valstietis, ką norėt ten. Nu jo, iš tikro įmanoma, kad už Šiurkų tiesiog balsuočiau iš paskaičiavimo tokio jo, nes Laisvės partija, Liberalų sąjūdis, Žaliųjų partija, jie neturi jokio šansų šitą vienmandatį jo. Visiškai jokio šansų. Ir pirmą kartą jie, man atrodo, visiškai jokio neturi. Kita vertus, konservas turi šansų šį kartą, I guess, nugalėti Tumėną. Kažkokį bent, tai gal tiesiog balsuočiau jo šitaip? Jeigu būtų laisvietis ar liberalas, ar kad ir žalesis, populiaresnį kažkokie, žinai, ten, žinai, žaliųjų kokia budraitė, žinai, būtų, nu, tipo, tada be klausimų, žinai, balsuoju, bet jie antiek nežinomi. Šitas gal ir nieko atrodo, tipo, bent jau iš tų atsakymų, bet tiesiog aš nieko nežinau apie jį. Gal ir už jį balsuočiau, jeigu ten debatą pažiūrėčiau, bet jo, man atrodo, tu jau išsirinksi. Aš balsuočiau arba Laisvės partijos, arba konservų iš paskaičiavimo. Liberalų sąjūdžio šita Simonavičiūtė Aušros vienmandatį atrodo irgi kaip option. Ir atsakė klausimus gerai, tipo, jo, fine. Čia yra pasirinkimas, jo tiesiog, tai tiek. Gerai. Einam į Šilainių apygardą. Kur yra Šilainių? Šilainių, čia. Oh boy. Ok, Šilainių. Tai Laisvė ir teisingumas Kudirka atkrenta. Nemuno aušra Mazurkevičius atkrenta. Rusteika! Bye. Šabunienė krikščionių demokratų. Ne. Regionų Mogenienė. Ne. Valstiečių Žebuolis. Ne. Pala, kuri čia Šilainių? Pažiūrim iš karto. Kas buvo per praeitus? Įsijungsiu aš gal šitai pirmą, antrą. Šilainių pirmam turė. Ir tada. Tai pirmam turė. Šiukšdinienė iš čia. Konservė užtikrinta ir Valaitytė Valstiečių žaliųjų. Ar jie dabar yra? Konservo ne. Valstiečiai. Žebuolis. Tai tų nėra, kurie laimėjo praeitą kartą, ne?
Ir tada Šiukšdinienė sutriuškino 200 balsų valstiečių. Be, valstiečių reitingas. Jisai krito, aš kaip suprantu, biškiuką palygint. Ne? Nes kaip suprantu, per praeitus rinkimus daugmandatės valstiečiai, jo, jie antri buvo. Jie buvo actually žiauriai fucking populiarūs. Dabar, kaip suprantu, not even close valstiečiai dabar. Vardan Lietuvos iškilo iš valstiečių, aha. Tai ten, kur valstiečiai realiai va čia jau arti tipo buvo, tai jiem dabar praškai greičiausiai šansų daug, mažiau gal socdemai, bet jeigu konservatorius prieš valstietį kovojo, tai čia greičiausiai konservatorius laimėtų. Bet vėlgi, čia dabar nėra nei vieno, nei kito. Ir žiūrim, tai Žaliųjų Bezumavičiūtė. Šitą žinau, jin kalbėjo per kažkokį debatą, ne? Nu, žinau, šitą sumatęs, agės. Nežinau, bet, okei. Matijošaitis, ponas DJ! Laisvės partijos cringe lordas DJ! Sorry, aš už jį niekad nebalsuočiau. Honest, niekad nebalsuočiau. Tipo, negalėčiau. Po tokių atmazų tragiškų. Gal sekčios rinkimuose dar suaugs pasikeis, nes nebalsuočiau, tiesiog gaila būtų balsą atiduoti. Taip. Mikaitis. Liberalų sąjūdis. Kultūros viceministras. Liberalų sąjūdis. Okei. Tėvelis, 28 konservas, einamas pareigos, LKD vykdomasis sekretorius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Morkūnaitės Mikulėnienės patarėjas, bent jau politikas, aigės. Tas ir yra, konservatoriai, jau kas konservatoriai, jie, turi actually politikų. Net 28 dažnai sąraše jis actually bus politikas, dažnai, man atrodo, pastebiu, aš visų nežiūrėjau jų, bet tipo atsidarai, jis politikoje dirbęs, ar ten patarėjas, ar buvęs ministras, ar buvęs ten viceministras, tipo kažkas. Kai atsidarai kokį ten žaliųjų, mes galim atsidaryti, gal, tarkim, paimkim žaliųjų partiją ir, pavyzdžiui, kad ir pamėginam kokį 13 sąraše. Laisvai samdoma projektų koordinatorė, lektorė. Tai ir žmonės nesusijęs su politika. Tipo. Jo, verslininkė, projektų vadovė, administratorė. Ir aš čia random dūriau, žinai, tipo. Ir va tas yra, konservatorių tarsim, netgi kuris šiais buvo 28, kvalifikacijos ir patarėjas, ir ten vykdomasis sekretorius, bet tai savivaldybės nariai, kompetencijos tos biškai daugiau, kas yra kaip pažiūrėsi. Gal, man atrodo, turėtum turėti bent keli, žinai, aš suprantu, kad kai kurios tipo užsiauginti gal nori, ar panašiai, bet... Tada Ramoška vardan Lietuvos, Ramoška, kem 9 numeris. Motorlaivių federacijos prezidentas, what the fuck? Kas čia per žmogus? Jo, motorlaiviai, čia verslininkas irgi kažkoks. Klimato kaitos neneigia, prieš gėjų pasisako. Žinok, šitas tiesiog ir ne, man netiktų, tipo aš čia, turiu atimti kažką. Tada socialdemokratų Šedvidis, dabar Šedvidis. Aš jį tikrai esu matęs, jis dabar nėra Seime? Ne, nėra. Kur aš jį mačiau, nežinau. Bet į klausimus atsakė bent jau gerai. Skrileksas grinai. Tas į klausimą atsakė mažai. Lietuvos dirbs su bet kurioje prezidentu. Bet neparašė kurį. Okay. Tad pažiūrim, čia yra reiškia Šilainių, pažiūrim kaip jie atsakė.
į klausimą čia, Šilainių apygardai. Priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą. Teigiama, kad toks įstatymas palengvintų translyčių asmenų gyvenimą, lyties keitimą dokumentuose ir panašiai. Kokia jūsų nuomonė? Pala, kaip suformuotas tas klausimas? O jisai yra toks. Ar Lietuva turėtų kuo greičiau priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą? Bet čia ne taip Karolis suformavo. Čia, ar Lietuva turėtų lytinės tapatybės įstatymą priimti, kad mes tiesiog pripažintumėm, kad tos dalykas kaip gender tipo yra, o ne klausimas apie lyties keitimą pase. Nes jeigu mes pripažintumėm tą gender, tada, I guess, ten jau iš to išsirutuliojo, kad gal ir į pasą galima įrašyti šalia biologinės lyties. Bet jo, maždaug šitaip suformuotas, pažiūrėsim, ką jie atsakys. Teigiama, kad toks įstatymas palengvintų translyčių asmenų gyvenimą. Honestly, I don't care. Tipo, man visiškai vienodai. Tipo, ar tai kažką keičia? Jaučiu ne. Tipo, čia legit kaip nickname'as. Tipo, prašau, madinkit mane pagal mano nickname'ą. At this point... Jūs ir taip vadinam, beje. Karalių ištisai. Toks dalykas, kur čia, who cares? Tai literally nulis. Bet jeigu kai kuriems žmonėm, tavas draugai vardu nevadina, jo, įteisinkit, kad mane vardu vadintų. Ne, bet tipo, jeigu kai kuriems žmonėm tas iš tikrųjų yra issue ir jiem padėtų, who the fuck cares? I don't care. Davai, pripažinkim jo. Plus dar tas dalykas, kai klausim, ar pripažinti. Tai yra realus dalykas. Lytinė tapatybė kaip konceptas yra realus dalykas. Žmonės savo tą lytinę tapatybę visaip experience'ina ir patiria ir jaučia. Tai, kad tai yra dalykas, tai čia nepripažinti, tai tu čia neigi, kad žmonių yra, aš nežinau, čia toks keistas būtų. Gerai, pažiūrėjom, kaip jie sakys. Rusteika jau dūsauja, jau pirmas. Jūsų nuomonė. Taip, ne. Ir matome du žmonės, kurie pasisako, du kandidatus, kurie manytų, kad reikia Lietuvai tokio įstatymo, tai argumentuokite, kodėl. Laurynas ir po to Marius. Po minutę. Argumentas labai paprastas, kada asmuo nori pasikeisti lyties dokumentus, šiuo metu jis turi eiti į teismą. Ir kaip ir duoda valstybė į teismą ir jie nuolatos laimi. Ir čia yra tam tikra šarada, kuri iš esmės žemina tos žmonės. Ir tiesiog palengvint ir paversti tai per įstatymą būtų daug paprasčiau. Ir dar vienas dalykas turbūt, kad visokie tie vatos ir panašiai nepistų protų ir neverktų, kad čia lytį nori keistis, tai jo, tada dar geriau būtų atskirti lyties tapatybę ir lytis, kad kaip tik atsiskirimas būtų, tai gal iš viso netgi dar geriau, netgi tiems, kur labai jau nekenčia, būtų kaip atskiras dalykas ir gal jiem daitų, kad čia net tas pats, aš nežinau. Taip, ačiū Jums. Marius, trumpai. Taip, lygiai tas pats Laisvės partijos iškelta ministrė Evelina Dobrovolska, tiesą pasakius, dar iki tapimo ministrė. O kaip be teismo pakeisiu? Tai kad jeigu tu, aš kaip suprantu, jeigu tu pripažįsti valstybinių lygių, kad it's a thing, tai tu tada tau nereiks į teismą kreiptis, tiesiog ten dokumentą parašysi, nežinau, kaip ten vietiniai metrikacijai vietiniai, kažkokioj institucijai parašysi ten popierių, kad nori pasikeisti ir viskas. Ne? Aš taip suprasčiau, kad būtų daug supaprastintas procesas. O realiai vėlgi, čia nieko nereiškiantis dalykas. Niekur. Kur jis būtų naudojamas? I guess, kai paskaito, kaip kreiptis į tave pagal tavo tapatybę. Bet čia reiktų turėti lytinį organų keitimą ar ką? What? Ne, nieko nereiktų turėti. Tavo tapatybės, čia tas pas kaip nickname'as, prašau mane vadinkit ten tipo, ir viskas. Socialinė, jo, čia lyties tapatybė, socialinė lytis, jo, čia ne biologinė lytį, visiškai jo, tai čia, aš sakau, čia toks dalykas, aš kaip suprantu, nieko ypatingai nereiškia, legit tai. Ir jo, jeigu tu jį atskirtum, gal netgi Rusteikai daitų, čia ne apie lytį kalbam, pohui. Aišku, taip nebūtų, bet nežinau, gerai, paklausom jo atsakymą. Mažiau kainuotų valstybė dar plus, rimtai, kai teismą kreipės dar ir kainuoja, trūk. Dobrovolska, tiesą pasakius, dar iki tapimo ministrė
kuomet dirbdavo teisme, nuolat susidurdavo su ta problematika, ką įvardino Laurynas, kad tokie teismai laimimi. Tai visų pirma, jeigu įstatymas būtų, nesikreiptų žmonės į teismą, jaustųsi oriai ir lygiavertiškai, nors kažkokia dalimi labiau, ir nukrautume teismų naštą, tai sutaupytume pinigų, būtų efektyviau. Ačiū Jums. Ar nebūtų norinčių replikuoti? Algimantas Rusteika, Jums pasimintas. Nežinau, ar negalima dar ką nors sugalvoti, kokio nors įstatymo, kuriuo pripažintų, kad aš, pavyzdžiui, esu medis. Lopas. Arba aš esu. Tai mes ir taip žinom, kad tu lopas ir tave visi identifikuojam kaip lopą. Visai no more. Gyvūnas koks norsgi dabar jau yra tokie judėjimai, kad žmogeliukai įsivaizduoja, kad jie yra. Tikrai gyvulys ir lopas. Iš tikrųjų, gal reiktų priimti, kai jis galėtų. Galėtų save identifikuoti pagaliau kaip tikroji vardu, gyvulys ir lopas ir medis. Katinai, tigrai, vilkai. Gal užtenka pataikauti žmonių užgaidams. Tai yra negalima nei įstatymų, nei neįstatymų leisti žmogui apsispręsti to, ko nėra. Aišku, Laurynas labai nerimsta ir nori replikuoti. Žiūrėkit, jeigu jūs išrinks į Seimą, jūs galėsit išsileisti savo įstatymą, kad jūs galite būti kuo tik norit. Bet mes kalbam apie rimtas problemas, o ne tyčiojamės iš žmonių. Gerai? Tiesiai jam į snukį žiūrėjo ir nusodino šiukšlę. Kalbam apie rimtas problemas, o ne tyčiojamės iš žmonių. Literally, sit down, little bro, tipo maždaug mes čia rimti žmonės, o tu biški. Ok, kuris čia yra čia šitas, Mikaitis čia? Ne Mikaitis, čia... Kuris čia žmogus? Šedvidis čia? Šitas, socdemas. Šedvidis. Ir jis teisingai balsavo, honestly, jisai tikrai galimas variantas. Čia. Tikriausiai aš už jį čia ir balsuočiau, jeigu jau taip, jeigu dabar reiktų nuspręsti greitai, atrodo progresyvus, socdemas gaila, bet tipo... Dar kas nors kalbės? Ar nebūtų daugiau norinčių argumentuoti savo poziciją iš kitų kandidatų? Ne. Taip. Tomas, norėtų pasisakyti? Tikrai, gerbiamas Algimantai, nesityčiam, tiesiog jūsų ta mintis apie medį labai juokingai pasirodė. Iš tikrųjų, tai tiesiog šitoje vietoje žmonės turi, kai sakykime, įvairių norų, bet vėlgi valstybės pareiga yra rūpintis tai žmonėmis ir iš tikrųjų Amerikoje tie procesai, kurie žymiai anksčiau yra prasidėję, dabar valstijos, konkrečiai, tarkim, atveju miniu Kalifornijos valstijos, kad jinai yra paduota į teismą, nes mergina padavė teismą valstiją, kuri leido jai keisti lytį ir jinai dėl to dabar gailisi, kai jis ir kaltina valstiją. Supratau. Čia ridiculous argumentas. Tavo veiksmai... Tipo, valstybė, kodėl jūs ne diktatoriai ir nenurodėt man, kaip gyventi? Aš dabar turiu pasiekmes savo sprendimų turėti. Kaip jūs drįstat? Kas čia per nesąmonę, blet? Nėra, kažkaip nekyla diskusijų labai didelių. Tai judėkime gal. Prašau. Visus tuos, kurie kalba apie tai, kad galima pakeisti lytį, prašyčiau paskaityti tarptautinį ligų katalogą, kur parašyta, kad transseksualumas, žmogaus įsivaizdavimas buvimo kitos lyties, negu jis yra prigimtinė turi, yra psichikos sutrikimas, kuris privalo būti gydymas. Tik dabar gydymas pakeistas iš vaistų ir psichoterapijos, dabar jis pakeistas tiesiog jo norų realizacija, kad jis tą galėtų pasidaryti chirurgiškai. Tai trupučiu irgi, nežinau, juokingam. Ačiū Jums, nesu pati tikra, ar iš tiesų yra tame registre, bet galbūt Jūs... Palarim, tai literaliai Amerikai buvo Jėzų padavė teismą ir laimėjo, nes jis nepasirodė. What the fuck? Pasigūglinsime visi, manau. Gerai, nuo Lietuvos klausimų. Norėtų dar replikuoti Marius. Labai trumpa replika gal, kad mes galime įjungti savo fantaziją, turbūt kalbėti apie medžius, krūmus ar voveres, tačiau ir apie esamas ar išgalvotas psichinės ligas, tačiau faktas yra tas, kad homofobija, jūs puikiai žinot, ką tai reiškia, esate protingas žmogus, tai jau yra psichinis sutrikimas. Gerai, nepradėkime čia užsiimti mediciną, man atrodo, gydytojų nėra šį kartą tarp... Gerai, eik podcast'ai rašyk. Gerai, dar vienas klausimas čia apie Palestiną, jo. Toj vietoj, davai pažiūrim, gal socdemų nuimsim toj. Čia užsiimti mediciną, man atrodo, gydytojų nėra. Čia iškart sekantis buvo klausimas, supratau, turbūt yra pasidalymas tarp kandidatų.
Taip, judėkime galbūt tada nuo Lietuvos klausimų iki pasaulio ir globalių problemų. Ir dar vienas klausimas, kur turėsite pakelti lentelę, skamba taip. Ar Lietuva turi pripažinti Palestiną nepriklausomą valstybę? Tai gal vėl paprašysiu tos mažumos, kuri pakėlė taip, pakomentuoti ir pradėkime tada nuo Tomo galbūt. Kodėl jūs manote, kad taip turėtų būti? Čia gal pakomentuosiu, kad nėra tokio, kad turėtų ar neturėtų, bet taip žiūrint pagal tas savokas tarptautinėje teisėje taikomas vis tiek, tai yra kažkokia konkreti teritorija, tai yra žmonės turintys savo kalbą, savo kultūrą, savo tradicijas ir šitoje vietoje aš manau, kad jie tiesiog gali turėti ir siekti tos nepriklausomybės ir pripažinimo. Ačiū Jums. Taip pat buvo... Kas dar kėlė taip, Laurynas? Taip, prašau Jums minutę. Visas konfliktas tame regione gali būti išspręstas tik tai kaip tarp valstybinių santykių konfliktas. Toks konfliktas, koks jisai yra dabar, tarp šalies, kuri kaip ir nėra iki galo šalis, ir kitos valstybės, kaip Izraelio, kuris retkarčiais pakankamai dažnai vykdo prievartą prieš tą šalį, kurios iki galo nepripažįsta. Tai niuansas labai paprastas. Taika tenais yra įmanoma tarp dviejų valstybių. Jeigu abi valstybės neturi pripažinimo, tai mes tą vidurio rytų konfliktą matysim 100 metų į priekį. Čia jis, man atrodo, prarasto this point. Vėlgi, čia vienas klausimas. Tipo, nėra ką pripažinti, tame problema. Gal ir būtų gerai, bet bandė pripažinti. Ir ką jie tada darė? Hamas paėmė valdžią, teroristinė tiesiog šalis patapo ir bombardavo. Tai jie turėjo visas įmanomas progas sukurti Palestiną savo valstybę. Viskas, ką padarė, tai pirko bombas realiai ir terorizmų užsiminėjo. Dabar yra žmonių, kurie to nepalaiko. Yra mažai. Ar jie turi bent kažką, kas galėtų valstybė būti? Kaip ir ne. Tai aš kaip suprantu, tas two-state solution neaišku net kas vyktų, kaip vyktų. Tipo, galima to siekti visko, bet dabar ten nėra net ką pripažinti, nei su kokiom teritorijom. Yra tas kita, pirmą reikia, kad teroristus jie išsivalytų, kas ten nepanašu, kad jie net nepalaiko jų ten bent jau, didelė dauguma tų žmonių, bet nežinau, nėra ten kaip, One State Solution parodė, kad gal kažkiek, gal ir veiktų, tai gal toks geriau būtų, bet palestiniečiai to, kaip suprantu, pats nenori, vėlgi, palestiniečiai /Hamas, no idea, tūpa tema. Kaip kitės. Taip, ir buvo dar trečias, taip, Žalgimanto, ar ne? Taip. Prašau, argumentuokite savo Argumentai paprasti. Visų pirma, teisinė šio reikalo pusė yra labai paprasta. Visos Jungtinių tautų konvencijos skelbia ir įtvirtina, kad turi būti šioje teritorijoje dvi valstybės. Niekas to neatšaukia. Nes lygiai taip pat galima tada kvestionuoti ir Krymo klausimą. Nes ten yra faktiškai vienaip, o teisiškai kitaip. Todėl būkim teisiškai nuoseklus. Antras dalykas, faktiškai ir jau de jure iš 193 berods Jungtinių tautų narių oficialių yra Palestinos valstybė pripažinta 100. Pirko bombas ir nieko daugiau, biškai stiprus signas, aš aišku šaržavau, bet jie turėjo milijardinės paramas ir tuneliai, bombos, Hamas ir kuri ten, kokia buvo prieš Hamas, dar kita ta, kurios konkuravo, realiai visą tą, kas buvo skirta realiai kurti valstybę, leido vienaip ar kitaip terorizmo reikalais. Tai ten nėra taip paprasta. Niekas nesako, kad ten nėra taip paprasta, išskyrus už tai, jam viskas paprasta. Labai trumpai tariant, susipykė jie su Egiptu, Izraelis blokadą darė, 7% gyventojų oficialiai bedarbi, nes niekuo, kas make money negali užsimti. Tai va, that's my point. Kodėl jie su Egiptu susipykė? Nes Egiptas nenori jų. Teroristai. Kodėl su Izraeliu susipykė ir kodėl Izraelis blokadą darė? Vėlgi, teroristai. Over and over and over. Bombina. Blokados atsiranda. Tipo, 7% gyventojų oficialiai bedarbiai. Vėlgi, kodėl taip yra? Nes vėlgi, ten failed state. Teroristai paėmė viską, ką jie gavo, kai galėjo valstybę sudaryti po Britų mandato, nesudarė, nieko nesugebėjo. Tada 100 mėginimų susitarti vėl nepavyko. Vienus kaltino, kiti kitus, bet Izraelis atsirado, jų neatsirado. Ir visos paramos, kurios keliavo, jie nesudarė tiesiog savo valstybės. Ir tiesiog, tai dabar kokia čia valstybės turi? 7% gyventojų oficialiai bedarbiai, su visais susipykę, nes teroristus ir išrinko ir tada leido jiems viską viešpatauti, tai apie ką mes kalbam? That's kind of the issue. Tai ką dabar pripažintinas? Ir aišku, todėl tie visi bedarbiai tyliai yra ne bedarbiai.
bedarbiai, o gaujų nariai. Nu, čia dar blogiau. Balsuosiu už Vaitkų, jis už Laisvę, Liaudės partija vienintelė tikrai antisteminė. O esmė, čia botas yra, taip, čia obvious botas. Ai, už baną, čia tiesiog botas. Čia nėra tikras sakinys. Čia actually legit nėra tikras sakinys. Aš nežinau, kaip įmanoma. Čia identiškas sakinys kaip visi. Aš nežinau. VVAS. Prisijunkit Discordą, pašnekėčiau, nes tu esi naudingas idiotas. Aš tą faktais galiu visiškai laisvai įrodyti. Tu esi visiškai naudingas idiotas, be kritinio mąstymo, zombis išplautom smegenim. Faktas. Moksliškai įrodytas, daktaro įvardintas, pačio dievo įvardintas faktas, kad tavo motina alkoholikė ir kekšė, tėvas išėjęs pieno ir negrįžęs, o tu naudingas idiotas. Prorusiškam Lietuvos išdavikui Vaitkui. Aišku? Gerai. Gerai, žiūrim, šitą baigiam. Tas 43 valstybės. Mes esam nykstamoje mažumoje vien todėl, kad Amerika to nedaro ir mes nedrįstam to padaryti. O trečias klausimas yra moralinis. Nes jeigu ta šalis valstybė nesugeba savo... Linke, nerandu Domeikavos, Kauno rajono apylinkės. Nerandu, už ką reiks balsuoti. Domeikavos, Kauno rajono apylinkė. Kodėl to apylinkės ieškai? Reikia apygardos savo ieško? Kokia tavo apygarda? Kontroliuoti teritorijos, mes prisiminkim Islandiją, kuri mus pripažino, kai mūsų nepriklausomybė buvo tik tais lapelis stalčiui, mes nieko nekontroliavom, o jie mus pripažino. Lygiai taip pat morališkai mes privalom Palestiną pripažinti, o visi kiti faktiniai įvykiai, politiniai įvykiai bus po to. Taip, supratau, kontrargumentuoti norėtų Laima, tai jai pusę minutės replikai. Aš ne kontra, aš tiesiog laikiau šitaip, nes klausimas sudėtingas, de jure yra jungtinių tautų sprendimas, kad tai dvi valstybės, bet faktiškai aš norėjau pakartoti tą patį, ką sako Algimantas. 143 valstybės yra pripažinę Palestiną. Tačiau pas mus, jeigu kas nors bando net tą klausimą svarstyti, tai iš karto... Tai pala. Jeigu 103 valstybės pripažino Palestiną, tai o kur Palestina tada? Kodėl čia, kaip geras, 103 pripažino, o mes, mažytė Lietuva, ne. Tai koks skirtumas? Ai, kai mes pripažinsim, tiesiog tada pataps Palestina, jo, iš karto. Jo, problema, va čia ir yra problema, kad ten nėra valstybės. Failed fucking state. Bet, jo, nežinau, čia... Apšauks kokiu nors vatniku ar kažkuo. Mes esam suvereni valstybė ir mes galim diskutuoti visais klausimais. Ir šiuo ypatingai pritariu morališkai, kaip buvusi nepriklausomybė siekianti ir pripažinta, mes turim apie tai diskutuoti atvirai. Diplomatiškai taip ir... Taip, buvo tokia... Bet apie tai diskusija ir vyksta, aš nežinau, čia ką jin pasakė. Mes turim diskutuoti atvirai. Diskusija ir vyksta, what the fuck. Bet tiesiog, kur argumentai tada už prieš? Marius Matijošaitis norėjo pasisakyti. Sakyti taip. Jūsų suformuoluotas klausimas, jis netelpa nei į minutę, nei jį taip turbūt reikėtų formuluoti, nes pavyzdžiui, Lietuva, ar tai, sakykime, Laisvės partija pasisako už dviejų valstybių sprendimą, kaip ir Jungtinės Amerikos pasisako mūsų pagrindiniai partneriai taip pat, bet pagalvokime apie istorinį kontekstą, kodėl byrant į Britų imperijai, Palestinai valstybingumas buvo suteiktas, o Izraeliui ne. Izraelis tik tai per daugybę milijonų žmonių holokaustą ir žudimus turėjo galimybę susikurti valstybę. Ir jeigu dabar Hamas teroristai, už kuriuos balsuoja palestiniečiai, šantažo būdu įgauna valstybingumą, šiuo momentu, tai būtų labai įdinga praktika visom kitom valstybėm. Taip, pusę minutės replikai ir norėjau pasipriminti ir Lauryna, Algimantas Rusteika labai norėjau pasisakyti, tai gal... Gerai. Laurynas. Aš tik kolegai iš Laisvės partijos klausimą turiu. Kada paskutinį kartą ten vyko rinkimai ir dėl kokių priežasčių po to jie nebevyko. Tai prasme, šičia reikia, klausytojams ir stebintams paaiškinsiu. Paskutinį kartą, jeigu gerai prisimenu, 2006 ar 2007. Ir po tų rinkimų taip jau susiklostė, kad Problema ta, kad neoficialiai dabar daugiau žmonių Hamas palaiko. Kiek žmonių palaikė, kad Oktobrio 7 atakos nebuvo teroristinis išpuolis? Palestiniečių, kiek? Ten bet 8%, bet vėlgi, dabar iš ten informaciją gauti yra sudėtinga, tipo tikslė. Bet that's the point. Čia yra problema. Čia yra problema, ką pripažinti. Kurią žmonių grupę, kurioj teritorijai, su kuriom vertybėm ar idėja. Ką būtent pripažinti. Kai kas antras sako, kad tai nebuvo teroristinis išpuolis. Aš nežinau.
gal aš ir raščiau greitai, aš šito neturiu savo šitam source'ų šaltinių planam. Aišku, blėt, šaltinis Times of Israel čia vienas, čia apskritai kiek supportina Hamas. Sakau, man atrodo, mes nerasim, bet ten buvo ne tai, kad kiek supportina Hamas, ten buvo biškai suktesnis klausimas. Keletą pažiūrim šaltinio, aš pats nepam dabar. Ne, šito aš dabar nerasiu. Ten buvo, man atrodo, kažkaip formuotas klausimas, ar Oktober 7 buvo teroristinė tipo ataka, ar kažkaip taip. Ir tenais buvo mind-boggling. Nes tipo, esmė ta, kad, nu čia vėlgi su tom apklausom, jeigu paklausi, ar palaikot Hamas, nu dažniausiai sakys, žinai, ne. Bet realiai čia, ką reportina, tai liktais 40% net palaiko, net Hamas Paul shows rise čia prieš 4 mėnesius. By Palestinians for armed struggle. Čia irgi support for armed struggle. While backing for the military group Hamas increased slightly in the last 3 months. Support for Hamas Gazos, West Bank and Gaza Strip surveyed. Rose by 6 percentage points to 40%. Fatah had 20% back. Čia kita ta teroristinė organizacija, tai Fatah arba Hamas. Jesus Christ. Bet jo, čia man iš kur jie cituoja šitą, nes man atrodo, jie cituoja tą Times of Israel, aš nežinau, kiek čia, jo, kiek patikima yra, nes čia praškai tas pats. The poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Services. Tai čia palestiniečių polas, iš tikrųjų tik reportina apie jį Reuteri ir jie sako, kad kiam procentų, damn. Čia actually tiesiog, in the West Bank, 41% of residents said they support Hamas. Tai netgi, Jesus, tipo, apie ką mes kalbam? Tipo, tame problema yra. Čia, jo, aš nežinau. I don't know. Kokio karo outcome norėtum? Aš nežinau. Aš kaip ir sakiau pradžioj, gal kažkoks two-state solution ir įmanomas, bet tada turėtų labai kažkaip apibrėžti, nu, kad ne Hamas, aš nežinau kaip tą padaryti, gal two-state solution įmanomas, bet tada vėlgi, kas užtikrins garantus, kad ten Izraelis nesiplės, ar ten settleriai supirkinė žemių, ar kad teroristinių išpuolių nebus, I don't know, tiesiog, I don't know. Ten nieks nežino, tame problema turbūt ir yra. Ten vis tas nuomonės turi, bet nieks nežino techniškai, kaip įgyvendinta. Aš no idea. Jiem abiem reikia mesti religiją. Jo, beje, čia visiškai teisybė. Core issue yra tikėjimas šitame. Ir kai tu konflikto niekaip negali išspręsti, ir tada karai, metai iš metų, konfliktas, terorizmas, metai iš metų, visi turi 1000 priežasčių vieni kitų žudyti ir nekesti. Tipo, jo, aš jau girdėjau. Okei, šitas veikia. Judinu blėsal. Gerai, dabaigiam tą vienmandatę, Izraelis, Palestina nebesivėliam. Susitarimas iš esmės tarp Hamas ir Izraelio, kuris siekia suskaldyti palestiniečių judėjimą. Ir tiek. Supratau, tai... Antras akantas, aš jau buvau atėjęs tavo Discord, čia pamanus kitos tiesos, tu mane tenais užbanai. Ar tu ją išsakėjai ar išrašėjai? Džumbre. Dar vieną taimautą. Tai yra dar vieną baną, vat prasileisk. Jokios tiesos tu neišsakėjai ir balsu tu nekalbėjai, rašyti tau nieks neleis. Jeigu atėjai ir pradėjai rašinėti šūdus, greičiausiai aš nežinau, ar užbanau, ne, nes aš uždedu tą į kalėjimą, įdedu rolį, uždedu, kad galėtum tik šnekėti, o ne rašyti. Nustok rašyti. Tiesiog nieks tau neleis rašyti tavo propagandos, supranti? Jeigu tu ant tiek neadekvatus, kad tu net negali prisijungti Discordą balsu šnekėti, tai tiesiog nerašyk iš vis nieko. Tiesiog, okei, neadekvatas ir būk neadekvatas.
Ok, viskas, dabar jums. Gerai, Algimantai, tai pasisakykit vis tik, jeigu labai taip norite. 10 sekundžių tiesiog, jeigu kas irgi googlinatės, galit pasigūglinti ir pamatysit, kad į Palestinos valstybę su oficialiu vizitu buvo nuvykusi mūsų Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsen ir nuotraukas pasižiūrėsit, jie ten bendravus su vadovais prieš porą metų. Ten yra konsulatas mūsų, viskas ten yra. Ten trūksta paskutinio pripažinimo, kurio mes niekaip nesiryšim, kol mums 2 ambasados neleis. Atstovybė Lietuvos berods yra, bet taip. Ir beje, mūsų Lietuvos pripažinimas visiškai niekom neprisėda šitam konfliktui spręsti. Jeigu, kaip sako, ten daug valstybių ir palaiko, čia ne tame esmė, kiek šalių pripažįsta. Visiškai ne tame esmė. Ten, aš nežinau. Neišsprendžiamas klausimas, bet paskutinė replika dar Marijui Matijošaičiui. Ieškai draugų, kad siūlai kalbėti Discord'e. O tu ausis užkritusios to biškiuką? Nesupranti, kad žmogus atėjo ir pisa protą ir propagandą savo skleidžia ir... Nesupranti, kad tokiems siūlo, jeigu turi ką pasakyti ar prieštarauti, tai Discord'e tiek balsų šnekėk, o net draugų ieškai. Gal atsibus biškai. Mane paprastai apmaudu, kad šitą multidimensinę problematišką klausimą turim ribojant šitiek laiko. Jis labai raudonas. Buvau Izraelyje 7 miestuose ir prie pat Gazos ir mačiau savo akim, ką Hamas teroristai padarė lygiai prieš metus. Apie tą, kur skaitėm, 40% palaiko Hamas ir 20% Fatah. Tai tipo techniškai ar vieną ar kitą teroristą 60% palaiko. Jeigu pasitikėsim manim, kad aš nesusigalvojau, tai man atrodo 8% buvo, kad apskritai palestiniečių nemano, kad Oktobrio 7 išpuolis buvo teroristinė ataka. Kaselį netgi daugiau pasako, ar tu palaikai Hamas ar Fatah tipo. Tai aš nežinau, ten naivu tikėtis, kad ten yra žmonių, kurie dabar sutiktų tiesiog, daug žmonių, sutiktų. Nežinau. Nes esmė, kad, kaip suprantu, palestiniečių ir dabar Izraelyje gyvena. Ir dabar, kurie didesnių problemų neturi. Čia yra, kaip ir visur ten tam regione, yra subsetai labiau religingų tam tikrų, mažiau, ir nuo to dar labai priklausys ten. Turbūt yra tų, kur nukentėjo, nežinau, izraeliečių, kur ten atvarė ir jų žemės nupirko ir jie paskui apsigalvojo, tipo, I don't know. 23.12. 72% of respondents said they believed that the Hamas decision to launch the cross-border rampage in southern Israel was correct even. Ok, 7.2. Galbūt čia tas tada, ne 8%, bet 7.2. Jo, ok. Galbūt čia tas ir buvo, panašiai, nes maždaug prieš pusmetį jau čia mačiau tą, tai čia 23.12. Jo, 7.2 galvoja, kad Hamas teisingai pasielgė. Tai gerai, pripažįstam valstybę, sukuriam valstybę. Tai ką palaikysi 7.2, tuos, kurie sakys, mums reikia ataką prieš Izraelį, nes jie blogi. Aš nežinau, aš nežinau, gerai, einam nuo tos temos, reikia kitas dar vienmandatės pažiūrėti. Iš tikrųjų, fuck this shit. Reikia kitas vienmandatės galės pažiūrėti. Šedvidis netrodo kaip blogiausias variantas. Gerai, honestly, Matijošaitis užaugtų, jis nėra pats blogiausias. Aš čia raudonai pažymėjau, jis nėra pats blogiausias ir Laisvės partija, pohui tipo dar. Bet aš nežinau, nežinau, už ką aš techniškai balsuočiau būtent šitoj, bet tiesiog. Gali mest Twitch'e, YouTube'ai, man atrodo, blokuoja linkus. Twitch'e tai gali mest. Ten fucked up situacija, nes, mano techniškai pozicija pagal mano pasaulėžiūrą iš vis neturėtų nieks kariauti tenais. Tikrai neturėtų teroristai egzistuoti, tikrai neturėtų vieni kitų teritorijas graibyti, bet sekant atgal, ten 100 metų atgal, kas pirmas pradėjo, nežinau, dabar turėtų realiai visi žmonės tiesiog nubraukti liniją, kad ir rytoj tipo, ir actually turėtų gerai, mes nebekeršysim. Pasakyti, mes nebekeršysim, tada galima apibriežti tipo valstybės sienas, duoti įrankius, bet viskas tas jau buvo, tipo, ir nepasinaudojo tom. Tai aš čia magiškas mąstymas, čia neįmanoma dabar, tai aš tiesiog, I have no idea. Šitas. Aš įsimesiu savo į sąrašą, jeigu ką turėti. Bet panašu, kad tai kai pasako ten Rusteika, kad čia labai lengvas sprendimas ar kažką pripažinti, ką pripažinti. Ir kas tada būtų, kad kai pripažinai, staiga jie mėgsta žydus savo teritorijų, nebesprogdina, tipo,
staiga dingsta palaikymas ten Hamas. Net jeigu būtų balsavimas, I have no idea. Jo, gerai. Dar vieną vienmandatę, šaukit, kokia nors palarą. Dar buvo užsakymas? Ne, nebuvo liktais užsakymo. Vieną dar vienmandatę ir tada video žiūrėsim. Naujosios Vilnius 10, gerai. Naujosios 10, pažiūrim. Čia daug žmonių, gerai. Jonų partija atmetu. Darbo partija, Binevičienė atmetu. Sąjūdis Renata Boris. Boris! Boris! Gerai, Nemuno Aušra Čyras. Nope. Laisvė teisingumas Istomina. Nope. Kazlavickas, Laisvės partija Pabarčius, Paškevičienė Susivienimas. Nope, aš jau pagal partijas iš kartos atmetu. Lenkė Tamošiūnaitė. Nope. Valstiečių. Nope. Liaudės. No. Gerai, pasižiūrim tada 20 metų. Pažiūrėsim dar rezultatus vienmandatės. Dar galim pažiūrėti, kas atsakė į klausimus. Taip, ne, liberalų sąjūdis. Klimato kaitos neneigia, bet neatsakė. Laisvės partija balsuotų taip. LGBT klausimų, legalizacija tik Laisvės partija, religija visi tie, kur atsakė gerai. Tai Naujosios Vilnios. Antras turas, pirmas turas Naujosios Vilnios. Pažiūrim, kas čia buvo. Monika Navickienė išrinkot jūs. Jūs Navickienė išrinkot, ponė. Ponė, kaip čia, Dubajus, jo ponė kelionė į Dubajų. Nemaišau aš jo Navickienė. Tu čia, ne, rinkai? Janekso Navickienė. Anyway, konservatorių Navickienė prieš Lenkus buvo šitam regione, bet jinai sutriuškino Lenkiją. Tramturė. O Jezu, čia buvo not even close. 3400 balsų, gerai. Tai konservatorių arba Lenkai realiai čia buvo. Iš tikrųjų, gan arti buvo Laisvės partija Dobrovolska. Ok. Bet dabar jau nieko nėra. Bet reiškia, Lenkai turi čia savo. Ką konservai siunčia? 101 numeris. Kazlavickas, paskutinis sąrašo numeris. Jis varo šičia. Ar čia aš kažko nežinau? Navickienė čia kaip būtų nėra. Tai čia jo galima apie ją net nediskutuoti dabar. Pikžilnis, jį žiūrėjom žinių radio debatį jau prieš Orlauską ir Zuoką. Ne, kas ten tokie buvo? Ne, Pinskus ir Orlauskas. Atrodo, jie buvo, jo. Kažkas ten tie buvo. Jis ten nepasirodė labai gerai, aš kiek pamenu. Tipo, toks buvo biškai prie Hebrytės labiau pasirodė. Ne visur, bet biškai. Žaliųjų partija Šimčikas. 16 numeris. Klausimai neatsakyti. Tiesiog, aš nežinau, nieks neatsakė į klausimus. Šitas į klausimus atsakė. Konservas 101. Klimato neneigia, liberalų sąjūdis. Arba liberalų, arba konservė, arba Laisvės partija. Tuos man jaučiu neapsiverstų ranką balsuoti, jeigu aš tavo šitoj būčiau. Tai šitų rinkčiaus, jie atsakė į klausimus ir dalyvavo. Dabar gerai, greitai debatai įsijungiam. Pamėginam rasti, ar jie bent prisistatė Naujosios Vilnios. Ne čia, žinau, ką renku. Ar buvo čia? Va. Taip pat apie klausimus iš auditorijos paminėsiu žinoma ir tai, kad šią transliaciją galima
Šaknis mano čianais, keliukai visi išvaikščioti. Koks nors klausimas. Jau užsiminate, kad norite didinti gynybos finansavimą ir teigiate, kad turime plėtoti vietinę gynybos pramonę. Apie Ukrainą klausimas čia buvo? Tu man numetė šito jo Naujosios Vilnios? Tiek apie gynybą, vėlgi labai trumpi klausimai ir aš tikiuosi, kad bus atsakymai trumpi. Ar sutinkate su teiginiu, kad Lietuva turi palaikyti Ukrainą iki Čia Aleksej, ne, tu numetė mymą. Čia Liaudės partija. pergalės? Čia tas, kur nustokim žudyti. Ne, mes nežiūrėsim mimo, aš noriu rimtai. Kokiamis priemonėmis žadate lengvinti Lietuvos gynybos pramoniai galimybės sąlygas plėtotis? Nes ko gero, kol kas žinote, kad mūsų lietuviškoji pramonė yra pakankamai suvaržyta, šnekant apie gynybą. Visų pirma, kad atsirastų pinigai, turi vystytis ekonomika. Reikia pritraukti investuotojus, sukurti daugiau darbo vietų, didesnės pajamos į biudžetą ir... Kuris žmogus, blėt, kuris čia kandidatas? Aš jų iš išvaizdos tikrai nežinau. Ne, aš nežinau, kuris čia. Vienas iš kelių progresyviausių tai yra būtent toksai kelias. Aš nemanau, kad yra teisingas sprendimas dabar atiminėti iš kitų sričių pinigus, nors iš... Laisvės partija čia. Čia Laisvės partija. Jo, iš logotipo ant to, okei. Čia Laisvės partijos žmogus, okei. Iš tikrųjų, jeigu yra problema tokia, kad daugiau nebūtų iš kur paimti, tai dėl tėvynės, dėl mūsų gyvenimo nekokybės, bet išgyvenamumo, tai galima pasižiūrėti ir perskirstyti biudžetą. Bet iš tikrųjų... Eduardai, atsiprašau, bet klausimas yra šiek tiek ne tas. Klausimas yra, kokiomis priemonėmis lengvintumėte galimybės plėstis gynybos pramonį. Ar esate skaitęs gynybos pramonės įstatymą? Tai ta prasme, gynybos pramonė būtų taip, kad jiems būtų lengvatinės sąlygos sudarytos įsigyjant žemę. Tai vienas dalykas, pas mus programoje parašyta, kad naujom įmonėm steigtis būtų atostogos nuo mokesčių 2 metai, refinansuoti pelną būtų apmokestinimas irgi nulinių tarifų. Supratau, ačiū labai. Keliaukime tada prie Aleksej Zanemanski, Lietuvos liaudės partijos narys. Discordo linkas neveikia? Kažkas rašė invalid invite? Karalius GG Discord šitas linkas, jisai kažkam neveikia? Komentarų YouTube parašė. Lietuvos liaudės partijos. Kas nesat Discord'e, galite patikrinti, ar veikia, nežinau, šitas linkas. Tiesiog. Sąrašo lyderis Eduardas Vaitkus vienose Eltos debatuose kalbėdamas apie žalią energetiką pasakė, ir aš cituoju, Agenda 2030, žalioji kryptis, yra biznio planas. Puikus biznio planas, kurio tikslas socialinė kontrolė. Veikia, pas tave čia bedabu. Jo, supratau, viskas gerai. Kažkas negerai su to buvo, reiškia. Gal užsigrūžino, nes jis turėtų vis laik veikti gerai. Tuo tarpu jūs vadovaujate įmonį Kozero LT, taip pat esate ir akcininkas, kurie yra saulės elektrinių montavimo sistemų gamintojas. Ar jūs esate to plano dalis? Taip. Kur klausimas, aš negirdžiu. Tai gerai, pagryninkime tuomet klausimą. Kaip jums skamba tokie jūsų lyderio žodžiai, viskas yra tvarko, nes jūs dirbate netiesiogiai, bet dirbate toje srityje, kuri prisideda prie žaliosios energetikos kūrimo infrastruktūros. Jūs greičiausiai nesupratote, ką ponas Vaitkus sakė. Esmė tame, kad reikia balansuoti žalioji energetika su tradicinė energetika. Ir tai yra labai svarbu. Negalima su... Kaip ir netradicinė šeima, reikia balansuoti su tradicinė šeima. Visą galvą eiti į žalioją energetiką, nes bus didžiulių problemų. Aš dirbu 18 metų energetikoje, BP, jeigu jums kažką sako ta įmonė. By the way, nieks greičiausiai net žaliai nesiūlo eitis tik į žalę, ne? Nors gal žaliai ir siūlo, aš nežinau tiksliai, bet nieks nesiūlo šito. Ir dirbu Mažeikių naftoj ir labai puikiausiai žinau, kas yra tradicinė energetika ir kas yra žalioji energetika. Tai nereikia iš Ruskino spaudyti Discord linko rimtai, taigi vakar ten tą linką numetėt, kad Rusija užbanino Discordą. Imagine dabar rimtai kviesiu kažkokį Vaitkaus botą faną šnekėti ir jis sako, man neveikia. Tai pala, va kodėl tau neveikia, žinai. Balansas. Negalima pilnai nerti į žalioją energetiką, nes sakau, bus didžiulis problemas. O kad aš, kiek žinau, ponas Vaitkus irgi palaiko balansą, o ne tai, kad pilnai su galva einam į žalioją energetiką. Kokios problemas galiu paaiškinti, jeigu mes turime... Tvarko, mes pasišnekėsim. Jis toks atrodo labai piktas, ne, toks... Čia tau nieks neprieštarauja, seniuk. Gerai, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas Arnoldas Pikčionis. Jūs esate Sauliaus Skvernelio patarėjas, kaip ir pats minėjote, nuo 2015 metų, patarinėjote, kai jis buvo VRM ministras, kai jis buvo ministras pirmininkas. Kokie yra tie pagrindiniai klausimai, kuriais patarinėjote Sauliaus Skvernelio ir galbūt yra kažkokie, nežinau, sprendimai, kurie, pavadinkime taip, kuriuos jūs išmanytumėte, ar nežinau. Klausiu todėl, kad tiesiog man yra įdomu,
Jūs 7 metus, 8 dirbote su Sauliumi Skverneliu, bet kuomet partija sudarinėjo savo ministerijų sąrašą, jūsų pavardėse neatsirado. Tai gal prastai patarinėjote? Tai turbūt žinot, aš atsakysiu, kurie klausimai yra pagrindiniai, kuriais mes dirbame, tai yra saugumo klausimai, kaip ir buvo vyriausybėje. Tai tiek man buvo savo laiku patikėta sukurti modelį krizių valdymo mechanizmo, kurį džiaugiuosi, kad dabartinė valdančioji dauguma pratęsė ir išplėtojo, kaip ir buvo numatyta pradinėme plane. Ir lygiai taip pat tai yra tiek gynybos klausimai, tiek žvalgybos klausimai, kuriais mes daugiausiai darbuojamės. Na, o kalbant apie ministrų kabinetą, turbūt kiekvienas turi žinoti, kur norėtų kokią poziciją užimti. Tai yra turbūt kiekvieno apsisprendimo klausimas. Ir aš tikrai manau, kad mūsų siūlomas kandidatas Giedrimas Jeglinskas į krašto apsaugos ministrus šiuo atveju yra tas pasirinkimas, kurį net ir aš remčiau ir palaikyčiau. Tai man atrodo, tai yra visiškai natūralus sprendimas, ypač kai jis buvo ir mūsų kandidatas į prezidentus. Tvarkoj, dėkui Jums. Nerija Stasiulienė, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė. Jūsų klausimą, žinau, ką renku platformą, žinau tą klausimą, ar palaikote Vote 16 iniciatyvą? Lietuvoje mes šnekam apie teisę balsuoti žmonėm nuo 16 metų Europos parlamento rinkimuose, savivaldos rinkimuose. Atsakėte neigiamai. Kodėl? Jo, pasirinkau nepopulistinį atsakymą, todėl kad manau, kad reikia mums pirmiausia. Visiškai niekom nesusijęs šitas klausimas ir atsakymas su populizmu ar populistiniu. Kodėl jin tą pasakė? Viena labiausiai populistinių partijų apie šitą klausimą sprendė, pasirinkau nepopulistinį atsakymą. Kuom tai populistika? What? Jaunimą, kuris turi teisę nuo 18 metų balsuoti, pritraukti, ateiti į rinkimus. Pirmiausia. Todėl, kad tarp amžiaus grupių mūsų jaunimas yra pats pasyviausias. Ir pirmą mes turim į švietimą, į auklėjimą, į ugdymą pilietiškumo žmonės paruošti ir tik tada suteikti tą teisę. Tai čia yra tokia mano nuomonė. Čia yra tas bukiausias argumentas. Bet jie balsuos kvailai. Excuse me, tu matai, kaip pensininkai balsuoja? Ar tu tada esi už tai, kad testus turėtume atlikti ir įsitikinti, ar pajėgus balsuo žmogus? Ne, irgi tupa idėja. Tai tada šitas argumentas neveikia prieš Vote 16. Tai jin davė vienintelį argumentą ir jinai tragišką argumentą davė. Tiesiog. Bet jo, jaunimas, aš norėčiau, nuo 16 metų turėtų balsuoti ir Seime, ir savivaldos. Man atrodo, aš negirdėjau gerų argumentų prieš. Man atrodo, balsavimas apskritai turi būti privalomas. Gal ten nuo, tarkim, 18 privalomas, tai jeigu 16-mečiai dar apšyla, bet tada nuo 18, jeigu neteini balsavimą, ten, nežinau, 20 ar ten 30 eurų, tai jeigu tau baudą išrašo, man atrodo, šitie pakeitimai būtų geri. Ji nebūtinai turi sutapti su partijos nuomonė, su mūsų jaunimo, bet tikrai aš taip manau, kad pirmiausia mes pritraukim tą jaunimą, kuris turi ir dabar teisę ateiti, bet neteina. Ačiū labai. Balsavimas privalomas ir jeigu neteini balsuoti, pas Ramanauską nukreipiam true. Nacionalinio susivienijimo kandidatė Neringa Paškevičienė. Ir pasakom, kad jį pagavom rusišką radiją klausę. Programoje jūs rašote, ir aš cituoju, siekdami užtikrinti asmeninę laisvę šalies piliečiams, atšauksime visus perteklinius laisvės ir privatumo ribojimus bei kontrolę. Gal galite išvardinti tuos perteklinius laisvės ir privatumo ribojimus? Laisvės ir privatumo ribojimus? Taip. Perteklinius jūsų nuomonė, kurie iš jų... Čia Boris? Ką jūs konkrečiai turite omeny, ką jūs laisvinsite? Ne. Laikas prasidėjo. Taip. Čia vėlgi sakoma apie tai, kad kiekvienas žmogus turi laisvę reikšti savo mintis ir už tas išreikštas mintis neturėtų būti persekiojimas. Paskutiniu metu Lietuvoje mes susidurėjom su cancel culture, tokiu reiškiniu, netgi ir kunigas Doveika buvo užsipultas, kad savo pamokslę pacitavo tam tikrus duomenis. Bet jūs suprantat, kad tie duomenys tai buvo iškraipyti? Ne, nebuvo, nes buvo paaiškinimas ir būtent jo aš nežinau, ar atsiprašė kažkas. Ir tų reiškinių tikrai beproto daug, todėl kad kai mes važinėjom po miestelius, po kaimelius, žmonės netgi tiesiai šviesiai pasako, kad jie bijo ką nors pasakyti, nes gali netekti darbo. Jo, tiesiog eiliniai argumentai. Taigi, buvo pateiktas, taigi, išvada, 8% žmonių bijo, bet ten duomenys iškraipyti. Neiškraipyti. Ai, o savo duomenų argumentų turit? Tai va, aš pašnekėjau su žmonėm ir nuvažiuoju ir jie man sako, kad bijo pasakyti. Tokių protiškai neįgalių, kurie nesupranta, kaip veikia nei statistika, nei kaip reiktų tyrimą atlikti, nei kaip reikia kažką žinoti, ar ką reiškia duomenys, ar duomenų šališkumas. Tiesiog net žirklių tokiem neduoti be suaugusių priežiūros. Jei Seimą nori. Jesus, fuck. Gerai, šitam aš nežinau, už ką balsuočiau, bet
greičiausiai kažką pagal partiją balsuočiau arba konservą, arba laisvės, arba liberalų, tiesiog daugiau dar pažiūrėčiau gal, ką jie pasisako, bet jo, čia kiti tiesiog atkrenta atmetimo būdu jau, tipo, gerai, bet viskas, šiandien tiek su vienmandatėm.